much obliged for such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moonlight's my... Labas, esu Dovydas Kaika ir šiemet su Energus komanda važiuojame į Dakarą. Jo, motociklu pradėjau važiuoti nuo 3 metų. Nuo tol ir nebenulipau nuo jo. Tai visas mano gyvenimas buvo apie 2 ratus. Viskas prasidėjo nuo baimės ir išsirutuliojo laimė. Visą savo gyvenimą siekiau profesionalios motokroso karjeros. Tas 3 dienas bėgiojom krosą, baseinę plaukėm ir 4 dieną jau važiavome trasą. Tik viena trasa, beveik viena trasa Italijai buvo atidaryta. Ir tada treniravomės ir mes ten buvom beveik mėnesį. Tai 19 metų buvo lūžis, kur supratau, kad nebeišeis pasiekti to, ko visą vaikystę norėjau. Nors pasiekiau iš tikrųjų nemažai. Buvau 5 kartus Lietuvos čempionas, 6 kartus atstovau rinktiniai motokroso olimpiadoje, esu Pabaltijo čempionas, Europos čempionate 10 vietos nugalėtojas, jaunių pasaulio čempionate 5 vietos laimėtojas. Važiavau iš skirtingas Europos šalių komandas ir daug nukeliavau, daug nuvažiavau, daug laimėjau, daug pralošiau, bet galų gale nieko nesigailiu ir tai tik man padėjo bręsti kaip asmenybei. Bet šiemet pakeičiau discipliną, tai pradėjau važiuoti cross country ir enduro čempionate, tai tapau 2 disciplinų Lietuvos čempionas, ko labai džiaugiuosi, pavyko įgyvendinti per pirmus metus. Prieš tai pradėdamas jau turėjau tikslą galvoje, kad noriu startuoti Dakare. Nežinau, ar tai bus šiemet, ar tai bus kitąmet. Bet kaip matot, tai vyksta šiemet. Nemėgstu laukti, mėgstu daryti stipriai, maksimaliai ir daug. Kartais tai yra našta, bet aš taip važiuoju. Kodėl ir kodėl dabar, tai iš tikrųjų pats nežinau, tikriausiai šitas dalykas brendo su manimi. Ir man yra 26 metai ir realiai dar ganėtinai esu jaunas, sakykim, tai todėl nebenorėjau švaistyti laiką ir pradėti kuo anksčiau. Realiai reikia daug patirties ir žinau, kad per pirmus metus neišsikeliu kažkokių labai aukštų tikslų ar ambicijų, nes gali labai greit nudegti, tai šios metus imsiu kaip mokinimosi metus, tai šiemet jau pravažiavau Breslau ralį, kurį nugalėjau, iškart pirmas ralis, pirma pergalė, tai labai tuo irgi džiaugiuosi. Tada važiavau Maroko ralį pasaulio čempionatą, jau buvo žymiai rimtesnis ralis su stipresniais sportininkais, realiai top Dakaro dalyviais. Dar yra ką nuveikti, tai šiuo metu labai intensyviai sportuoju fiziškai, taip pat ir renku biudžetą. Čia yra viena labai didelė Dakaro dalis, kadangi Dakaras yra labai brangus. Man tai visai patinka iš tikrųjų, štai iššūkis iš kitos pusės, ne tik ant motociklo. Jau N metų turiu savo biznius, tai šiokią tokią patirtį turiu ir šito biudžeto rinkimo patirtį tikrai galėsiu pernešti į ateitį ir ar tai bus Dakaras, ar tai bus kažkoks kitas projektas, ar tai bus biznis, aš manau, man tikrai padės. Sekančiame epizode pakalbėsiu labiau apie savo fizinį pasiruošimą ir išvysite daugiau behind the scenes kadrų iš mano pasiruošimo Dakarui.